Šio pranešimo tikslas – aptarti, kaip muzikinės veiklos gali padėti užtikrinti gerą ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinę savijautą, skatinti kūrybiškumą, bendravimą ir džiaugsmą mokantis. Ikimokyklinio amžiaus vaikui muzika yra natūrali saviraiškos, emocijų ir bendravimo forma. Dainuodami, klausydamiesi muzikos, ritmuodami ar grodami paprastais instrumentais, vaikai ne tik lavina klausą, ritmą, kalbą ir kūrybiškumą, bet ir patiria emocinį džiaugsmą, ramybę bei pasitikėjimą savimi. Aptarsime, kaip muzikinės veiklos padeda kurti teigiamą emocinę aplinką grupėje, kaip ritmas, daina ir judesys skatina vaikų saviraišką bei bendrumo jausmą. Sužinosime, kokius metodus taikyti, kad kiekvienas vaikas muzikuodamas jaustųsi gerai. Pristatysiu savo kurtas priemones muzikinėms veikloms bei pasidalinsiu, kaip muzikavimą taikyti, kaip emocinės gerovės priemonę kasdienėje veikloje. Pasveikinkim visus! Kojytės bėga, burnytės dainuoja! Gražiai pasisveikino, net katinėlis atsibudęs sako, kas čia taip gražiai dainuoja. Norit girdėti, kaip jis pasisveikins? Gerai, pasiklausykit. Kad mūsų balselis būtų gražus, stiprus ir skambėtų taip kaip varpelis, reikia padaryti mankštą. O kaip jisai mankštinasi? Kaip? Lipa laiptukais. Statykim laiptukus, o Deimantė jums rodys, kaip balselis lipa. Bandom visi kartu ir... Puikiai, dar kartelį
Kad vaikams patiktų muzikuoti, kad po užsiėmimų jie išeitų geros nuotaikos, aš stengiuosi orientuotis ne tiek į rezultatą, kiek į patį ugdymo procesą. Žaidybiniai elementai, tokie, pavyzdžiui, kaip dainuojantis katinas, padeda mažiausiems sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje. Ne tik dainavimas, bet ir kitos veiklos, ypač tos, kurioms reikia pasitelkti įvairias muzikinės priemones, labai patinka vaikams. Muzikos poveikis žmogaus emocijoms ypač didelis, o dainavimo reikšmė psichologiniai bei emociniai vaikų gerovei ypatingai svarbi. Juk kiekviena daina turi ištisą istoriją. Ją girdėdami vaikai mintyse ir piešia, ir išdykauja, ir traukiniu važiuoja, ir su angeliuku susimojuoja. Taigi, daro viską, apie ką dainuoja. Šiame pačiame gyvenimo pradžiamokslyje aš bandau suteikti vaikams galimybę jausti ir per dainą reikšti emociją. Muzikinių užsiėmimų metu vaikai pažįsta jausmų pasaulį ir auga tapdami žmonėmis. O tai, manau, visų svarbiausia. Ačiū už dėmesį.